Apie didelį norą padėti kitiems. Tikrai matau nemažai gelbėtojų. Aišku, tarp moterų yra didesnis tas skaičiukas, bet tarp vyrų irgi matau didelį skaičių, kurie gelbėja, padeda, patarinėja, savanoriauja, visur dalyvauja, kur reikia pagalbos, visur aš. Ir nesakau, kad tai yra blogai būti gerų, paslaugių, draugiškų, mandagių, bet kai tai yra, šito yra daug, tai čia šauktukas, didelis raudonas šauktukas, kodėl? Kodėl aš noriu tą daryti? Kodėl aš noriu savanoriauti, kodėl aš noriu padėti kaimynui, kodėl aš noriu padėti bobutį, kodėl aš noriu padėti savo tėvam, mamai, sesiai, tėvui, seneliai, broliui, vaikui. Ir čia slypi tas, kad aš veikiu iš trūkumo, iš minusinio kažkokio, tiesiog iš minuso vidinio ir aš noriu tą minusą paversti pliusu. Tai pavyzdžiui, kažkas tik pasiskundžia, oi, aš jau išspręsiu. Kaip pavyzdys, darbe. Man mašina neužsivedė šiandien, -18 ir tiesiog neužsikūrė mašina. Oi, tai aš tau važiuoju padėsim. Aš užstrigau. Aš tau atvažiuosiu padėsiu. Aš noriu to ir to. Oi, tai aš tave nuvešiu, aš tau nupirksiu, aš tau viską padarysiu. Mamos su savo vaikais ir ypač su berniukais. Būtent mamos su berniukais arba tėčiai su mergaitėm. Dažniausiai būna taip, kad vaikui jau 6 metai, vaikui jau 10 metų ir aš viską už jį padarysiu. Aš jį aprengsiu, ji nesvaika. Aš jam paduosiu, aš jį nurengsiu, aš jam paklosiu, aš jam padėsiu. Viską, nes ašgi noriu būti geras, aš noriu būti gera mama, aš noriu būti geras tėtis, bet ką aš lavinu tada vaikę šitam? Nesavarankiškumą ir kad aš netikiu, kad tu sugebėsi. Ir lygiai tas pats suaugusiam gyvenime, kai aš esu gelbėtojas, tai reiškia, vau, aš esu aukštesnis už tave, aš esu protingesnis, geresnis, stipresnis, turtingesnis ir visoks esnis už visą pasaulį. Nes galiu jums, pavyzdžiui, pasakyti, net savanoriavimas. Sutinku, kad daug žmonių yra, kurie negali savo pagaminti maisto, nupirkti maisto, kažką drabužių nupirkti, maisto produktų nupirkti, bet nedarom atranka. Kam duoti, ką pamaitinti, kam pagelbėti, o tiesiog, mes tokie geri ir mes važiuojam viską, padedam, dalinam ir visą kitą. Ir pavyzdžiui, aš jums galiu pasakyti, ko puikiausiai tokį, kad suvoktumėt esmę, pavyzdį, yra alkoholikai. 45 metų tikrai judantys, sveiki, kaip ir samprotaujantis, bet tiesiog geria ir gyvena iš pašalpų. Ir aš savanorė, oi, taigi jiegi vargšai, tai aš nunešiu maistą, aš jiems padėsiu kažkokius darbus nudirbti, aš juos pavešiu kažkur. Ir aš net neklausiu, o jiems tai patogu, o mes geriam, dar mumis rūpinasi, jiems mūsų gaila. Ir aš kaip savanorė, taigi aš viską darau. Jie pripranta. Ir pavyzdžiui, o ašgi noriu būti gera. O kodėl aš noriu būti gera? Nes taip aš noriu būti pamatyta, pripažinta, noriu, kad mane išgirstų, noriu, kad mane pagirtų ir dėl to aš visur tokia. Ir pavyzdžiui, o ką aš darau su ta savo pagalba, su to globėjiškumu, tai aš leidžiu kitam būti silpnu, aš leidžiu jam nieko nedaryti, aš prisiimu, užkraunu ant pečių svetimą atsakomybę, tai net pasižiūrėkit, tie, kas tokie gelbėtojai, globėjiški labai, čia dažniausiai tikrai yra skausmas ir yra užspaudimas ir yra įtampa ir, kaip sako, kraunu naštą ant pečių. Tai aš kraunu ne tik savo naštą, bet ir visų, ką tik gelbėju. Tai visas krūvis mūsų ant pečių, nes
Psichologija veikia taip. Ir reiškia, jisai neis. Tas alkoholikas neis niekur, jisai neis dirbti, nes jam patogu. Jeigu aš neišgyvensiu, taigi manęs pagailės, taigi aš toks. Bet jisai gyvena tiesiog kaip parazitas, o aš kaip antras parazitas, tada aš neleidžiu jam išbristi šito dalyko. Ir būtent psichologinė branda yra apie ką? Aš galiu padėti, aš tikrai draugiška, aš tikrai galiu nuvežti, parvežti, nupirkti maisto, bet ne visada ir ne kiekvienam. Nes jeigu tu pasirinki nieko nedaryti, o gyventi taip, tai čia yra tavo pasirinkimas. Aš suvokiu, jeigu tu invalidas, be kojų, dar N dalykų ir tu tiesiog fiziškai negali kažką padaryti, kažkoks buvo įvykis ir tu palūžai, tada taip, aš sutinku. Ir kai jisai sako, padėk man, nes aš nesusitvarkau. Bet dabar jisaigi jam patogu, o man irgi patogu. Tai aš kompensuoju savo žemą savivertę kitų atžvilgių, nes tu toks kažkoks silpnesnis, blogesnis, prastesnis ir aš kompensuoju savo žemą savivertę tavo atžvilgiu. Su vaiku, kodėl aš noriu būti gera mama? Nes galbūt aš neturėjau geros mamos. Kodėl aš noriu būti geras tėtis? Nes galbūt aš neturėjau tų tėčių, kuris mani pasirūpintų, kuris man paaiškintų, bet galima būti geru, bet disciplinuotų, su ribom, su drausmėm. Bet tu būsi geras tėtis, nes tu užauginsi savarankišką vaiką, o ne tą, kuris nieko nemoka ir kuris isterikoja, jeigu nesigauna taip, kaip jisai nori. Žmona nori padėti savo vyrui. Ašgi matau jo potencialą. Man reikia išskleisti jo potencialą. Tai jeigu tu matai, tai tu parodyk savo pavyzdžių, kad vau, galima. Nes ten yra jo pasirinkimas. Taip, aš galbūt turiu potencialą, bet mano laisvės pasirinkimas, aš jį vystau ar ne. Aš noriu jį didinti, kurti, aš noriu jį realizuoti ar nenoriu. Čia yra mano pasirinkimas. Bet moteris ką dažnai daro? Kiša savo nuomonę, kiša savo komentarus, bando įspirti kažkaip, duoti tą, kaip aš sakau, spyrį skristi, nes aš matau. Bet aš nematau savo potencialo. Ir tada man lengviau sakyti kitiems kaip kas, nei daryti savo. Ir, pavyzdžiui, kažkokius patarimus. Tai vėlgi čia yra mūsų kultūra, bendravimo kultūra, kad aš dalinu patarimus, rekomendacijas, kritiką, savo nuomonės į dešinę, į kairę. Kodėl? Nes ašgi tokia protinga. Tai jeigu tu tokia protinga, tai eik ir daryk kažką. Dažnai, pavyzdžiui, tikrai matau, oi, tau reikia taip verslą kurti, tau reikia taip verslą kurti, o tau dar taip reikia, o tau dar ten. Tai kodėl tu sėdi be verslo? Jeigu tu matai visų žmonių aplinkinių galimybės, kaip kurti verslą, kur jų potencialas, kur jie stiprus, kaip tą darytų, net strategijas dalini, tai kodėl tu sėdi be verslo, arba tu sėdi su kažkokiu verslu, bet tu sėdi be pinigų. Ir visada mes turim grįžti į save. Jeigu aš tikrai taip noriu būti geras, visiems padėti, savanoriauti visur, kur tik reikia pagalbos, ten aš. O kas ten yra viduj? Manęs? Kokia yra tuštuma, kokia yra skylė, kad aš taip elgiuosi? Kokį skausmą aš noriu ten užslopinti? Aš noriu kompensuoti, aš nenoriu matyti to skausmo. Ir taip, deja, 99% tai yra iš vaikystės. Yra mama ir tėtis, kur tiesiog vaikas negavo vaiko akimis, vaiko išjautimais, vaiko prisiminimais, kad aš negavau tos meilės, kokios aš norėjau. Bet jeigu tu esi čia ir dabar gyvas,
tu esi suaugęs, tai reiškia tėvai mylėjo taip, kaip mokėjo, taip, kaip galėjo ir jie leido tau gyventi. Jie padarė viską pagal savo galimybės, pagal savo žinias, jie padarė viską, kad tu užaugtum ir būtum čia, tam, kad tu galėtum net klausyti šito video. Jie tą padarė. Ir tai reiškia, kad jie mylėjo, tai reiškia, kad jie darė viską, ką jie galėjo ir tu esi čia. Ir tikrai viską galima atitaisyti, pakeisti savo požiūrį, paleisti tą skausmą ir pasižiūrėti tą savo vidinę juodąją skylę, kaip aš sakau, pasižiūrėti savo tą tuštumą ir ją užpildyti pačiam. Bet tik tu pats gali tą padaryti. Ne vienas su pagalba, bet nieks kitas iš išorės neužpildys tavo tos juodosios skylės, tos tuštumos. Tik tu pats gali tą padaryti.